Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien apžvelgsim ir visaip kitaip aptarsim mūsų elektrinį keturratį Huron 2200 W. Tai yra Made in Čekija. Taip, tai yra registruojamas keturratis, jisai turi tiek posūkius, tiek visas reikalingus dalykus tam, kad užregistruoti, sertifikatai ir taip toliau. Jūs galite su juo važinėti keliais. Dėl to yra vienas dalykas labai įdomus, kad jo vairas yra sunkiai sukamas. Taip yra todėl, kad jeigu jūs važiuosite didesniu greičiu, kad jūs neturėtumėte to disbalansą. Taigi, priekiniai būgniniai stabdžiai, galiniai, aišku, yra hidrauliniai, kaip ir ant visų elektrinių keturračių. 2 hidrauliniai stabdžiai, tam, kad sustabdytų, kaip aš sakau, šitą garlavyną. Čia važiuokit, kaip staklėse, čia yra 2,2 kW, čia yra, aš tokio variklio grinai ant keturračių nemačiau dar, tai va šitą jau matau. Tikrai labai gerai padarytas, atrodo asmeniškai. Esam nemažai jų pardavę beje, tai tikrai žmonės naudojasi į žvejybą, kažkur tai jeigu reikia važiuoti, labai patogu. Kablys, nėra tai, kad su keturračiu šitokiu labai jau ten kelmus rausit, nors galios jūs pakankamai turit, bet kablys galima plastikinę priekabėlę pasikrauti kažką, ten iki 300 kg, manau, galima drąsiai tempti. Taip, lėti, lengvojo lydinio ratlankiai, tai irgi prideda ne tik grožio, bet ir tvirtumo pačiam diskui. Taip, prieikim dabar jau čia prie šitų dainų. Taip, su jumis visada sveikinsis, sako welcome, jūs galite sakyti jam welcome. Ir toliau įsėdęs, ta spinelė šita yra čia, įsėdęs, pasukęs raktelį, nežinau kam, bet galit pasukti. Galit su juo važiuoti. Lempos, įjungti, išjungti, posūkiai. Elektroninis spidometras, veidrodėliai standartiškai, kojinis galinis stabdys. Pabandykim, kaip jis lupa. Švelniai atgal. Švelniai atgal. Dabar bandysim į priekį. Taigi, šitą keturratį ir kitus keturračius, bet iš didelių tik šitą galite rasti mankius.lt.